Nu kągi, sveiki visi, su jumis kanalas Muskimba. Ir šiandien darau dar vieną video. Tai vėl atvarom ant linų. Tik tai šį kartą, manau, bus ir kuojos, nes gaudom, dabar jau gaudom ežerį. Šiaip gan ežeras yra nemažas. Tenai tolyn nueina jisai. Gaudom ant tokio liepto. Su servuto vėl. Turim pašarą. Pašaras gan stambus. Grūdų pagrindų kažkoks padarytas, kukurūzą primalta, žodžiu, visko daug. Ir dar dėjau kalendros kvapą. Tokio irgi linam skirta. Tai žodžiu, šlekai, vėl naminiai, vėl mešlinukai, kukurūzų turim ir dziko. Tai dar meškerių neišsipakavau. Tik ką atsisėdom ir pradėsim gaudyti. Bandysim kažką pagauti iki vakaro. Nu ką, pirma žuvis yra. Tempė. Turiu. Atnežu žvaigždą. O ne? Jo. Nu ką, kažką gerai kirtau. Ant kokių 3 sliekų. Jau gal bus liniukas. Tai jo, šis tvenkinys yra išnuomotas, tai žvejyba yra limituota. Todėl, jeigu čia bus lins arba karpis, bet kas turėsim paleisti iškart. Galim imti karaudelės. Bet eina baisiai gerai, pažiūrėkit, koksai ežeras ir kažkas gero. Tik svarbiausia, kad į žolės neįeitų. Geras. Lynas. Lynas. Ai, lynas. Gražus lynas. Tai jo. Tai. Adrenalins baisiai daužo širdį. Pažiūrėkit, kai miškirė linksta. Tokio lyno dar čiųjų netraukęs. Nėra baisiai didelis, bet stiprus. Laukinis. Patinas. Dar palauk servutą. Dar esu ilgai čia. Visi šėrėm ir atėjo. Tai mačiau, burbuliavo. Bet matai, 3 mėšlinukai. Bet iš karto reikės paleisti. Jo, iš karto paleisim. Ui, tu savo kaip eina. Čia kilogramas ten. Čia daugiau gal. Tai jo. Pavadys 0,16, man biški bais. Bet tai kai varo. Taip pat tai būčiau paleidęs. Baisiai vaikšto. Tikiuos matos kažkas. Blemba, neiki žolės. Didelis. Nu, paimsi servutą. Dar ne. Žodžiu, vėl šersimės po to. Bet eik savo. Pasverti vis tiek jaučiu galiu. Tai aš turiu pasitikėti. Nu, ateik. Įmerkia vandenį ir laikyk, nes tu jį baidai. Aišku, jis dar nenuvargęs. To ir eina. Ui, tu savo. Tik. Tik nedėk ant tilto. Nu čia mano rekordinis lynas, kokie 2 kilogramai gal. Rankas drepa. Nu gerai. Dabar atkabinam, nededam ant tiltą, atkabinam orę. Nu ką, fotkiai ir pasėsim ir paleisim. Pažiūrėkit, kokio dydžio. Kaip baladojas, bet. Jo, svarbu, kad nenukristų, kad nesusitrenktų, žinai. Na. Da, foto. Vaida taip. Neblogs lyniuks.
1,8, po to atimsim kažkiek ten. Nu ką, leidžiam gražuolį. Nu va, gražus lynas, žiauriai gražus lynas patinas. Iš ko sprendžiu, tai iš prie antrų pelekų yra toksai gumbas. Ir jo, o patelės to neturi. Tai žodžiu. Leidžiam. Bum, nuplukė. Eina savo. Adrenalino davė, tai nežinau kiek. Nu ką, vėl tokį kuokštą sliekų gerą. Kokius 3-4 mėšlinius sliekiučius ir mesim vėl į tą pačią vietą. Vis dar burbuliuoja, tai manau bus ir daugiau tų lynų. Ir dabar ištraukus tą lyną, manau, dar ir pašarą reikės damesti ir kukurūzų, kada šert. Nu ką, iššėriau pašarų, kukurūzų pamėčiau. Praėjo gal 5 minutės po to lyno, kai ištraukiau. Dabar vėl pradėjo pabiškį tampyt. Judin. Taip labai lengvai, lėtai. Tai gali būti, kad vėl lynas, nes burbuliuoja tai dar normaliai. O Sarutą tuo metu į kabinėse žolės bando traukti. Turbūt nutrūks, bet tikimės geriausio. Ne. Šiaip pas jį irgi jau kažkaip raunu, taip atrodo. Pas jį irgi šiaip žiauriai burbuliavo. Pasižiūrėjau. Tik aišku, Šaknis. dabar bus nubaidęs. O aš laukiu antro linioko. Nu ką, vėl važiuojam. Buvo pradėję nešti ir paleido. Bet gražiai nešė, jau vėl turbūt lyns buvo. Nu gerai, laukiam toliau. Nu ką, prieš tai nuėda masalą. Dabar vėl užsidėjau 3 sliekus. Ir vėl gražiai tai burbuliuoja aplink visą plūdą ir vėl patampa biškį. Tai žiūrėsime, pradės vėl važiuoti ar ne. Nu va, servutai kibims. Gulda. Kirska neužryto gal. Ir. Nu va tokias kojytes. Pagavom ir tokių kojyčių ir ešeriukų per delną. Jeigu slieks, tai ešeriukai kimba, jeigu kukurūzas, tai kojytas. Bet bandom. Šį burbuliuoja tiek čia, tiek tam burbuliuoja. Tai žuvies yra. Tikrai dar sėdėt, bandyti išlaukti. Noris dar vieną lyną pagauti. Nu va, kibimas. Tu yra kažkas nedidelė ešeriuks jau. Kuoja. Bet uždėjau tokį gerą didelį slieką. Ir paėmė kuoją. Įdomiai. Ant tokį slieką, tokią kojytę. Paliksim dar tą patį, bandom. Ai ne. Ešeriuks, bet tai gerai tai paspaudė. Nu va, tokį vat bevalgant ešerį šau. Pamatas, tokie vaikai sako, nekimbant plūdnės. Matai? Geras. Viskas. Ant kukurūzo? Nu. Gražus, apie porą kilų. Rimtas? Jo. Nu ką, pakirtau aš irgi kažką. Kaip matėt, kaimynas karpį pagavo, man irgi kaicukas. Geras. Nedidelis. Nedidelis. Ant slieka. Labai žolės jiem.
Smagu, čia smagu. Ežerė pirmą kartą. Blemba, kiek jėgos jie turi. Į lūpą gražiai gavęs. Čia, nekelk tik tai. Nekelk, vandenį irgi atkabinsim. Nu, va. Va, tokį, va. Gražus, virš kilogramų. Nu. Atkabinu. Perpiukas irgi. Ja. Tuoj fotkytai paleisim. Veidrodinis. Toks apie kilogramą irgi. Gal biškį daugiau. Na. Aha. Vienai tariant, pavargęs. Jo. Jo. Senelis sakydavo labai naudota, reikės naują. Nu ką, vėl kibėm skelplūdę. Turiu. Lyns liktai. Amba vėl žolės eina. Labai negerai jisai čia daro. Labai negerai jisai čia daro. Lynas. Ruoš graibštą. Ant vakaro jau greit 9. Be 5 minučių 9. Trečia gražesnė žuvis mano, bet nedidelė šitas. Palyginus, apie pusę kilo. Ir viso nekelk, kol iš vandenį. Reik atkabint ir gražiai paleis. Nedidelė šitas irgi patinas. O, liniokas. Gražus. Na. Aha. O. Įkirto servuto irgi žuvį, bet įėjo į kelmą. O da jauti? Ja. Vienintelė dienos gera žuvis užkibo. Tai burbuliavo aplinkui visą plūdę. Užkibo ir įėjo į žolės. Arba į kelmą, nežinau. Nu ir viso. Nebedaug bežvėjosim, dar kokį 10 minučių ir viskas. Tai žiūrėsim, ar dar paeis kažką iškrapštyti, ar jau ir baigsim žvybą. Nu ką, paskutinio žuvį šio vakarą. Užbaigsim žvejybą. Iškentėjom po 10-16. Pažiūrėkit, kai meškerė linksta. Nu ką čia turim. Ištrauksiu ir pakuosiu meškerę. Jau viską susidėjom. Lynas. Dar vienas lynas. Nu, prie mano plūdės gan stipriai rausvai, kad 3 linai gal buvo pakelį vaikščio burbulų. Dabar paėmė. Aš pasimsiu pats. Gerai. Nu ir pasigauti. Ir dar burbulai būna vietoj. Gan stipriai. Bet jau užteks. Nedidelis jau. Taškį. Fakt. Duot telefoną biškai. Laikau gal. Nu va, paskutinis, trečias mano lynas ir dar karpis vienas. Atkabinsim ir paleisim.
Nu, žodžiu, leidžiam paskutinį linuką. Gražiai atkabinom. Op, eikš. Nu, toksai neblogas irgi. Sakyčiau, kokie 800 gal gramų link kilo. Na, gražiai plauka. O, gražiai. Žodžiu, traukiam šušarą savo irgi paleisim. Daug jo nebuvo realiai. Va, tiek mano kojyčių ir ešeriukų. Pilam laukan. Savo paleidau. Va, gali irgi leisti. Na kągi, viskas. Parodysiu aš jums šito ežero kontaktus, jeigu norit pasiskambinkit. Galėsit ir jūs čia atvažiuot pažiūrėt. Tai va, yra numeris, limituota žvejyba, žvejot tik su leidimais. Tai jo, galėsit pasiskambint, susitart, nusipirksit kortelę žvejo mėgėją ir galėsit ir jūs čia pažiūrėt. Tai jo, su jumis buvo kanalas Muskimba. Užprenumeruokit mano kanalą, palankykit šį video, kad nepraleisime daugiau tokių video. Na ir jo, iki kito karto.